Keliamės į diskusiją Jonas Valančiūnas ir jo renesansas. Jį šiandien ir aptarsim. Paulius Ambrazevičius net demonstratyviai ant jūsų sienos papaustino straipsnį, kuriame Jonas yra giriamas. Ar tą patį galėtumėt pasakyti apie Joną, kaip yra sakoma tame straipsnėje? Nu, sužaidė, turi geras 5 rungtynių. Jo, tikrai, kai grįžo po savo rankos traumos, tikrai gerai atrodo. Tas paustas toks juokingas, kai blogai žaidžia žaidėjai, tai kodėl jį negalima kritikuoti dėl to, kad jie rinktinai žaidžia. Mes kritikavom, kai jis blogai žaidžia, lygiai taip pat dabar galim pagirti, kad jisai puikiai žaidžia, gerai atrodo. Tiesa, aš ten neįžvelgiu kažkokio neįtikėtino renesanso. Dieve, dieve, kas galėjo pagalvoti, kai Jonas pradės daugiau pastangų dėti gynybai, žmonės sakys, kad jis geriau žaidžia. Natūralus dalykas įvyko, jisai labiau stengiasi gynybai, greičiau bėgioja. Jo varžovų pataikymo procentas yra dabar, žiūrint iš Raptors perspektyvos, geriausias Raptors komandoje, ta prasme, kad varžovai jam būnant aikštelėje meta prasčiausių taiklumų ryti. Kas tai lėmė? Nuoširdžiai tai nemačiau tų visų rungtynių, kur tas renesansas vyko, tik highlightus jau mačiau paskui. Tai man tai netrodo, kad jo rolė pasikeitė Raptors komandoje ir jis kažkaip kitaip žaisti pradėjo. Praeitos nakties rungtynėse Bismakas Biyomba už jį žaidė vėl daugiau negu. Jo, nu tai tiesiog. Bet Jonas buvo naudingiausias savo komandai. Sužaidė gerą atkarpą, labai džiugu, kad buvo rungtynių, kur jisai pirmam kėliny gerą impulsą paduodavo, labai gerai pradėdamas, nemažai atakų užbaigė. Buvo tokių mačų, tai viskas tvarko, aš per daug jo niekada ir nekritikavau, esu pasakęs nesikį, kad jis Raptors komandai turi tokią rolę ir jis ten kažkokia žvaigždė niekad nebus, kur perimetro žaidėjais grįstas puolimas, o jeigu jisai tik tai geriau pradeda gintis, daugiau pajuda prieš pick and rollą, pavyzdžiui, tai nuostabu, blokų statistika pagerėjus, išaugo skaičius, tai labai džiugu. Bet galima daryti kažkokias toliau siekiančias išvadas, ar čia tiesiog toks blykstelėjimas, kuris nėra be galo reikšmingas? Tikrai nereikėtų, palaukiam, jeigu jis paskui, bet kitą sezoną, visą sezoną taip žais ir jo gynyba bus geresnė, rodikliai visi geresni, mes tada jau galėsim kalbėti, kad štai dar vieną žingsnį žengia į priekį, nes pastaruoju metu būdavo gal tik tokie maži žingsneliai, o čia jeigu išlaikytų tokią kokybę, tokius rodiklius, tai jau būtų didelis žingsnis. Prieš tai klausiau, kas tai lėmė. Jonas nežaidė tose rungtynėse kartu su Luisu Skola viename penkete. Ar šalia senstelėjusio Skolos galėjo būti sunkiau žaisti Jonui ir ar galėjo tai ir lemti tą tokį atsigavimą jo gynybos? Natūraliai, kai šalia tavęs yra toks nemėgstu, kai žmonės šitą daro, bet gynėjas kaip Skola, tai tau reikia stengtis už du, nes jis yra, biškis sumedėjęs jau. Jeigu mes Joną medžiu pavadinam, tai Skola yra visas miškas tada tikriausiai. Tai su juo dengtis sunkiau ir kai Valančiūnui reikia daugiau lakstyti aplink kitus žaidėjus, labiau matosi ir jo tikriausiai klaidos. Kai šalia jo iš karto galbūt yra Pattersonas, kuris greičiau sujuda gynyboje ir jis gali keistis ten su 3 ir 4 numeriais. Tada Jonui lengviau, jam reikia prisižiūrėti savo centrą, apačioj tenai rinktis tuos blokelius. Ne tai, kad jis ten labai laksto dabar Valančiūnas nuo tritaškio atgal į baudos aikštelę. Jis tiesiog labai teisingai patruliuoja baudos aikštelę. Jo blokai ten nėra kažkokie atbėgo iš neaišku kur, atbėgo nuo vidurio, jis tvarkingai tokius dankaniškus įdeda, nepašokęs, labai vietoj laiku atsistoja, kas ir labai gerai sveikina, duok dieve tęsis ilgiau negu 5 rungtynės. Man tai atrodo, kad ta Valančiūno gynyba vienas prieš savo tiesioginį oponentą ir nebuvo bloga. Jis sutvirtinęs kūną ir jis visai neblogai baudos aikštelėje atstovėdavo. Tos problemos ir ką ir treneris nekartą sakė, yra ginantis 2 prieš 2. Ir šį sezoną tam tikra pažanga yra. Ta pat ir Dveinas Keisi pats yra sakęs ir pačiam kiek teko matyti jų rungtynių yra jau šiek tiek geresnis vaizdas. Aišku, visada galima geriau, bet tai vėlgi pamatysim, ką parodys ateitis. Daug dieve, Kirilas Nateško jo nebemaudys, taip kaip maudė čia Ukrainos rinktinėje būdamas praeitam čempionate.